Matai tilts? Tenais. Aha, bet net priartinsi. Gerai. Palyn. Čia va šitam iškišaly būtų gerai koncertą sugroti, va čia va. Čia va žiūrėk ir koks vaizdelis tokia. O čia barabanus valčiai pastatom. Valčiai čia tau bus barabanai pastatyti. Kubai, daro tai. Ir važiuojam savo. Večerinį. Nuotraukai ir tai, nors galėtum. Kaip vaizdelis? Irgi biškai pasilenki priekį. Na, jei krėstumėm, tai būtų jėga. Labai daug jėgos būtų.
prie krašto jaučias? Ne kaip? Žiauriai faina. Kaimą? Kaimą? Faina! Morgen. Štai va, pusryčiai, čia keli. Išeini taip, apsižvalgai, kailiukai ką veikai. Va, toks va rytelis, saulė šviečia, tai šiandien labai daug bus nuvažiuota fjordu su mocu, dėkingi orai. Taip, čia taip vat. Žiūrėt, kažkur ten krioklyščių lena. Tokia labai smagu bus važiuoti, žirgiuks išsimiegojęs. Labas rytas, žirgai. Reikia pasakyti, nurengts visas, be apkaustų, pamiegojęs. Nu, žirgiuk, kaip tu? Gerai, žirgiuks, gerai, cats. Pametėm žirgiuką, kur tepalą grandinės, teks žirgiuką pamaitinti degaliniai. Nu, o daugiau tai pasakau, or šviežus, viskas kūlijo. Tokie atsiminimai iš 4 dienos kelionės. Labai smagu. Šiandien nebebuvo palapinės, nes reikėjo tokioj pamiegoti, kad nugarą išsitiesinti. Tai va tep. Kaip sako norvegai, vysnakės senerė tada. Iki. Va, pusrytukai. Pusrytukai. Ir vėlgi. Reportažas, tas pats, tik valandas skiriasi, bet jau po dušio. Ir nusiteikęs į keliuką toliau minčiam, dar daug reikia pamatyti. Va, stovi taip karšt, kad pizdėt, stovi va, poplikis, ataplikis, kaip matote.
Bet va baisiai nuo nemiega kažkoks sutinės, o įdomiai vis tiek yra. Ne? Žiūriu. Ir va taip. Kančia da, nu. Čia daug ką nėra, ta kamera nieka čia nepertiks. Žiūri, atrodo, stoties kalnas, karočią. Čia Švilpiškės kalnas, čia Medvėgalis koks ne. O iš tikrųjų ta visą tokį, nu, tas toks ta gaiva ir ta erdvės, tas poetas močnai. Bet, žinai, kančia bursi, čia yra savo atsiminimai, tai jas tiki, kad taip, kada prie aliuką bumšt, rytą pasijungi, nu, ten dažniausiai rytą tas emocijos sukyla, jeigu butelis eina. Pažiūri, pažvengi, atsimeni, pagalvoji, kaip buvo jėga, o yra jėga dabava, iš tikrųjų, būgi atsimink. Ai, da, čia yra kažkokie, tipo, į kalnus tripai, bet, nu, antrą man parą reiktų imti tą hitę, o to aš savo negaliu leisti. Būdams baudžiauninku, taip, va, čia yra Alsdatoro, bet aišku, čia į tokius kalnus, man rodos, ne valandą išeini tenais, jau čia dienos reikia. Todėl atstavit bus, bet niekas, sumocu užtenk tiek, kiek to pamatai ir kur sustoji, ką ten pačekini, tai žinai. Tai vadava bus pusrytukai nacionaliniai lietuviški, mama įdėjęs ribikių, tai pagaliau yra šansas, kurie svirt, nes aš galvoju visą laiką vežiaus toj kupriniai, kan su jie man daryti, suriukai pridėti, tai suriukai yra puikiai, hempebro, paskui yra dešrelės, viskas va yra gerai. Dešrelės, va, kečups jau vietinis, bulka vietinė, bet sribikės yra 10 balų. Vakar pirmą kartą tą sribikę po 3 dienų karštą maistą. Ne, po 4, nes dar buvo išleistas, tai paskutinį kartą dar jau valgiau karštą maistą. Vakar taip įvariau kokius kelis kasnis tas sribikės. Skrandis, kad uždainavo, tipas, kas čia musiau, žinai, toks. Net pažina biškitų jau, nes kan valgai riešutus, nes riešutų yra privežta, vat. Ir datulės, ir studentų maistai, yra pilna troboj, žinai. Tai tuos valgai, suriukai arba snikeriai, tai kančia nuo tokio maisto privalgysi. Ir pažiūrėkit, kaip tiek daiktų, pasakykit, reikia sutalpinti ant vieną mosą. Čia va pilna čeinikų. Čia tokie kuprini, štai ten čeinikai. Čia džiovinami visi moco dokumentai va yra, nes drėgmės, kaip žinom, popieris nelabai mėgsta. Štai adjalai buvo šlapi, buvo džiovinami miegmaišiai. Toliau vėl čia kuprinė, čia visi maistai, čia daiktai šalms, vėl čeinikų pilna, vėl viskas džiūnai. Čia yra dėdės Viktoro Kojinių kolekcija, čia įda kažkur čia buvo. Čia musio, nes kojinių meistras. Ai va, sribikės, kavikės, nu vakar buvo liuksimušs už tai, kad troliukėlius įveikiau. Labai gardžiai, paskui kavikės toliau, suriukų maišiuks, mažusais 2 suriukai. Graikiniai riešutai. Playeris, su kuriuo su kuriuo yra klausoma muzika. Pavyzdžiui, kas skambėjo paskutinis Time. Azijos. Tai va, tarp kitką. Bet aš dabar laukia turiu tokį prietarą, nesiklausau, čia ne prietaras, gal įsitikinims, o taip reikėtų sakyti. Neklausau, nes taip man patinka Norvegijai tą klausytis gamtą, kaip čia tie paukščiukai, čiurškai, kaip kas yra toks. Kiek girdėjau, čia yra tokie, man rodos, špokai kažkokie. Kur kurva, kiek anie giedai, tiek pabaigų neatsimint. Visas skirtingas. Tai aš galvoju, jie neatsimentų pabaigo, čia jie tiek daug žodžių mokai kitokių. Ir tiek anie prijuokindavo dar toj saloj Froj, kai gyvenau. Ir paskui vakar irgi ten sustojom prie netoli Alesuntėm, prie Atlantik kelią. Kai džiavinaus drabužis ant saulės, irgi buvo vienas toksai priskridęs. Nu irgi, kiek jisai dainavo, tiek jisai skirtingai. Tai galvoju, ar čia su atmintim jie myra, ar aš Lietuvoje nes to pastebės, gal čia labiau tą gamtą atkreipi dėmesį, tada įdomesnių dalykų pastebi. Štai ten matom snieguotą viršūnę, kuri, vat, matom, ir ekraniuką atrodo kaip apšė kažkoks, nu, karočią. Ką aš čia pasakoju? Pasakoju atsiminimukus savo. Gerai, tai kol kas toksai, vat, reportažas. Vat, bus to jau pusryčiai suvartoti.
ant žirgo daiktai šmiukšt ir šiandien važiuoju toliau į Gerangio fjordą, į Sandę tenais toksai yra, kur ten ledins yra, paskui į tą didžiausią tą fjordą pasaulyje, į Sandę fjordą, ten reikės keltą imti. Na ir va tokie va keliai, žiūrėsiu, gal šiandien išeis siekti Bergeną, bet kaip vairuojas čia Norvegijos keliai šiaip gan sunkiai, su motociklu, su daug daiktų, turi visada įsitempęs būti, nes viena klaida ir gali būti babokšti. Taip kad vis tiek dažnai reiks stoti benziną prisipilnės, čia tos degalinės retai yra, žinai, visada pilną baką turi prisilieti, nes nežinai niekad, kada kur kas atsitiks. Tai, nu tai toks važiavimas, tas žinai, čia nėra, kad ai čia kokius 500 kg, kas čia yra per dieną veikti. Ne, brolyti, čia ne Lietuvoje važiuoji, kad iš Vilniaus į Klaipėdą, žinai, tiesiai atsistojęs. Čia vien tą 100 kg nuvažiuotais serpantinais yra, o Jėzus kiek laiką atim, žinai, o dar jėgų kiek atim. Dar stok pavalgyti, stok pasigrožėti, žinai, tai taip ir lėtai čia tas laiks eina. Gal tu taip įkeliaujas. O dar vaikėlį da čia tik iki Bergeną žiūrės, o kaip da paskui visą pietų Norvegiją, pietų Švediją, Daniją. Karočią dar laukia daug gražaus laiko. Kol kas viskas yra Veldebro, ir tada ką mes, iki kitų kartų, ne? Kol kas hebra. Ate ir skanaus. Nu tai labas rytas. Darau. Kaip jaučiamės? Super. Vienai. Ką toliau? Nelent kuro niemišti. Kai aslas jaučiau žmonė, huienai. Ką toliau? Toliau pirmą reikia žirgą apkaustus paruošti žirgui. O paskui toliau į kelią. Aš jau nekantrauju, važiuoju toliau. Ką tu? Nieko, čilinu. Paprasme, kaip čia? Šito slengu jūsų Vilniečių kašytis yra čilinu. Ilsiuosi prieš kelionę toliau. Viktorai, ilsiuosi, truputį čilinu. Beriu čilį ant savo dienos. Tai va, kaip matai. Eini muzoniuks. Kavikiai. Visai ne rock'n'roll'se nesuka reikia kėvą. Bet kadangi za ruliom, ai, aš rock'n'roll'ins. Po rock'n'roll'ins kai susitiks, kai žiesma šitą video. Sveiki. Na, vėl va, sukrovus visus daiktus štai į tokius nedidelius ryšulėlius, mes keliavom toliau ir norėjau pasakyti, kad ši kelionė būtų neįvykusi be mūsų kelionės rėmėjų. Tai yra firma Chantal, gaminanti maišelius, kuriuose saugiai ilsisi mano miegmaišius. Ir mano antras miegmaišis ilsisi štai tokioj dar vienoj rėmėjų įmonėj. Kas čia užrašyta? Travel Value Duty Free Travel Retail Vilnius. Tai vat ačiū ir jiems, tai rėmėjai, be kurių mūsų įspūdingoji kelionė neįvyktų. Na ir dar be abejo reikia paminėti štai šią garsią kompaniją, lydinčią su savo muzika mus visur. Nat! Ir tada ką, daiktai išdžiūvę, visi susiruošę, visam rūkšti tolyn. Sėkmės. Ką, startuojam?